Labas rytas. Šiandien rugpjūčio 17 diena. Diena istorijoje, kurioje atsitikę įvykiai turėjo didžiulę reikšmę ateičiai. Pažadu, kad šios dienos istorijose jums paprastai papasakosiu apie sudėtingus įvykius ir dalykus. O dar visų istorijų pabaigoje rasim ir kokį tai gerą padrąsinimą jūsų kasdienybei. Na, apie tai netrukus. Bet prieš pradedant, aš Giedrius Letas, jūs esate mano YouTube kanale ir čia kažką prie kavos. Puodeliai rankose, mes susirenkame išklausyti įvairių istorijų, kažką sužinoti naujo ir šiaip gerai praleisti laiką. Tad labai vertinsiu jūsų palaikymą laiku, prenumerata arba monetomis, priklauso nuo to, koks būdas yra jums priimtiniausias. Taigi, prieš pradedant, sakau jums dar kartą sveiki atvykę, o dabar keliaukime tiesiai į šios dienos 17 rugpjūčio kalendorių. Taigi šiandien kalendoriuje labai gausu įvykių, pirmadienis verta skirti šiek tiek daugiau laiko įvairiom įdomybėm, kurios vyko šiandien, šią dieną. Taigi, pradėkime nuo to, kokia yra šiandien diena lietuvių pasaulėjautoje. Na, pats rugpjūtis yra vienas intensyviausių darbymečių Lietuvos lietuvio pasaulėjautoje, pasaulėžiūroje, kai žmogaus gyvenimą diktuoja gyvenimo ritmas, gamtos ritmas ir, žinot, istoriškai kiekviena rugpjūčio dekada turėjo specifinius kalendorinius pavadinimus susijusius su derliumi. Degėsis, kad kilęs nuo to, kad rugpjūtį buvusios kaitros ir saulė degindavo žolę ir brandindavo javus. Arba šilinis, nes rodydavo, kad štai šis etapas žymi šile jau prisirpusias uogas ir be atsirandančius grybus. Pjūtis arba rugpjūtis. Na, o šiandien dekada vadinasi kviečiapjūtė. Būtent šiandien, rugpjūčio 17 dieną, žymi konkretų darbų etapą, perėjimą nuo rugių prie vasarinių javų, kviečių ir miežių dorojimo. Taigi, 17 diena, rugpjūtis, kviečiapjūtė. Na, o įvykiai vienas paskui kitą. Pradėkime nuo to, kad 1598 metais Vilniaus vaivada Kristupas Radvila Perkūnas pasirašė aktą, kuriuo įsteigė Biržų evangelikų reformatų bažnyčią ir mokyklą šalia jos. Tai tapo pagrindu Biržams tapti vienu svarbiausių reformatų kultūros centrų visoje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. 1807 metais iš Niujorko į pirmąją kelionę išplaukė Robert Fulton garlaivis North River Steamboat, tapęs pirmuoju komerciškai sėkmingu garlaiviu pasaulyje. Labai įdomi diena 1839. Kovo gegužės mėnesiais Honkonge ir Kantone kilo incidentas, kai Kinijos imperijos komisaras Lin Ze-Xu apsupo užsienio pirklių laivus ir privertė atiduoti bei sunaikinti tūkstančius dėžių opijaus. Šis įvykis tapo pagrindinė priežastimi taip vadinamam pirmajam opijaus karui, kai Didžioji Britanija prieš Kiniją pradėjo karinius veiksmus. Po 3 metus trukusių mūšių Britų laivynui pagrasinus šturmuoti Nanking miestą, Nankino miestas dabar, Kinijos valdžia buvo priversta kapituliuoti. Galutinės taikos sąlygos buvo suderintos ir karas sustabdytas. Šiandien 1842 metų rugpjūčio 17 dieną. Pagal jau rugpjūčio 29-ąją pasirašytas Nankino sutarties sąlygas, Kinija buvo priversta atverti savo uostus užsienio prekybai bei perleisti Honkongo salą Britams. Salą,
nuo kurios išsivystė visas dabartinis Honkongas. Na, o 1896-aisiais Londono gatvėse užfiksuotas pirmasis istorijoje mirtinas eismo įvykis, kai automobilis su vidaus degimo varikliu partrenkė pėsčiąją. 1914 metais rugpjūčio 17 dieną Vilniuje patvirtinta taip vadinama gintarinė deklaracija arba lietuvių deklaracija, kurioje lietuvių visuomenės ir spaudos atstovai pareiškė lojalumą Rusijos imperijai, prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui. Dokumentas išreiškė siekį sujungti didžiąją ir mažąją Lietuvas į autonominį vienetą Rusijos sudėtyje ir kartu jis deklaravo lietuvių tautos atskirumą nuo Lenkų bei rusų, siekiant išsaugoti kultūrinį savitumą. Tarp šios deklaracijos rengėjų buvo Stasys Šilingis, Jonas Basanavičius ir Donatas Malinauskas. Aš taip detaliai jums papasakau apie šį dokumentą, bandydamas, sakykime taip, sukelti minčių, kaip vis tik toliaregiškai ir kaip strategiškai gudriai elgėsi mūsų patriarchai, siekdami nepriklausomybės. Nieko neprimena? Na, o jau 1922 metais, rugpjūčio 17-ąją, įsigaliojo pirmasis Lietuvos Respublikos pasų įstatymas. Šis teisės aktas formaliai nustatė griežtą tvarką, kaip tarpukario Lietuvos piliečiams bus išduodami vidaus ir užsienio pasai. Tuo pačiu apribojant nelegalų sienų kirtimą. Na, o 1938 metų rugpjūčio 17-oji. Tokia, žinot, nelaiminga diena Palangai. Ten kilo didysis kurorto gaisras. Jo metu sudegė virš 120 pastatų, įskaitant istorinius medinius vasarnamius. Be pastogės liko šimtai vietos gyventojų ir poilsiautojų. Va čia tai buvo sunki vasara Palangos verslininkams. 1949-aisiais prie partizanų Vytauto apygardos Tigro rinktinės vadovybės buvo įkurtas slapta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio spaustuvė, giliai miškuose pradėjusi spausdinti antisovietinius atsišaukimus ir pogrindžio spaudą. Na ir dar vienas įvykis, kurio negaliu nepaminėti. 1998 metais kilo Rusijos ekonominė krizė ir valiutos devalvavimas. Nieko nenoriu pasakyti, bet laukiam pakartojimo. Gerai, bičiuliai, dabar, jūs žinot, mano aistra muzikai yra. Todėl pirmadienis ir reikia šiek tiek daugiau naujienų iš muzikos pasaulio. Na kągi, 1959 metai, rugpjūčio 17 žymi Miles Davis albumo Kind of Blue pasirodymą, išleidimo datą. Tai ne tik vienas populiariausių ir vienas įtakingiausių džiazo albumų muzikos istorijoje, bet milžiniškas bestselleris. Daugiausiai džiazo albumų, daugiausia šio albumo, kaip džiazo albumų, yra parduota pasaulyje. Ir būtinai nukeliaukite po šio video esančią nuorodą į Spotify muzikos rinkinį, kuris vadinasi Muzika prie kavos. Ten aiškiai bus vienas kūrinys iš šio albumo. Susipažinti, jeigu staiga netyčia kokiu nors būdu nesate kažko iš šio albumo girdėję. Taigi, tai čia mes kalbame apie Miles Davis, apie džiazą, bet nemažiau svarbi data ir 1951. Elvis
Presley išleido singlą I Forgot to Remember to Forget. Tai pirmasis, numeris 1 jo singlas pasiekęs Billboard's, dėmesio, country topo viršūnę. Įdomu tai, kad jo sekantis singlas, kuris vadinosi Heartbreaks Hotel, jau ims viršų pop muzikos topuose. Be šito nebūtų to. Na, 1960-aisiais The Beatles sugrojo savo pirmąjį koncertą Hamburge. Beveik 3 valandas trukęs pasirodymas iš grupės pareikalavo daug jėgų. Įdomu tai, kad visą tą laiką, kiek grupė grojo Hamburge, leido jiems ne tik kad sustiprėti kaip grupiai, bet ir išlavinti, susigroti, išlavinti savo meistrystę, kas paskui atrodo lyg iš niekur išniro Liverpoolyje ir visame pasaulyje. 1986 metai. Grupė Def Leppard. Legendinis šios grupės, neperdedu, legendinis būgnininkas Rick Allen sugrojo pirmajame koncerte po automobilio avarijos, kurios metu jis neteko kairės rankos. Na, o vėlgi nusikelkime šiek tiek atmintimi į netaip senai, 1991 metus. Kalifornijoje, Culver City Studios už mažiau nei $50,000. Praktiškai už dyką. Tikriems fanams dalyvaujant, grupė Nirvana nufilmavo savo legendinį klipą Smells Like Teen Spirit. Tai atrodytų su muzika tiek, bet prisiminkime dar 2 populiariausios kultūros asmenybės, kurie šiandien švenčia gimtadienį. Tai Robertas De Niras ir Seanas Pennas. Sveikinimai jiems ir jų gerbėjams. O dabar keliaukime prie istorijų. Na kągi, o istorijos tema dienai yra tokia vieta, tokie pasakojimai, kurias aš parašiau jums, kad būtų plačiau aptarti įvykiai šią dieną ir jie jums leistų su jūsų draugais pasikalbėti su bendradarbiais arba patiems pasigilinti, jeigu jums pasirodė įdomu vienas ar kitas dalykas. Taigi pirmoji istorija mus nukelia į 1978 rugpjūčio 11. Iš Presque Isle miestelio Meino valstijoje pakilo milžiniškas helio balionas Double Eagle II. Jame 3 vyrai iš Albuquerquės. Benas Abruzzo, Maxis Andersonas ir Larrys Newmanas. Jų tikslas yra tai, kas buvo bandoma jau 100 metų. Oro balionu perskristi Atlanto vandenyną. Nuo 1859 metų suskaičiuota bent 17 nesėkmingų bandymų, iš kurių keli baigėsi drąsuolių žūtimis. Patys Abruzzo ir Andersonas jau prieš metus, 1977 su balionu Double Eagle patyrė nesėkmę pirmuoju bandymu. Tada dėl audros, baliono apšalimo ir navigacijos klaidų po 66 skrydžio valandų ir beveik 3000 nukeliautų mylių jie buvo priversti nusileisti Šiaurės Atlante, netoliese Islandijos. Po šios kelionės Andersonas pasakė labai plačiai išpopuliarėjusi tokį savimotyvacinį sakinį: sėkmė bet kokiame reikale arba sumanime yra išmintingas nesėkmės panaudojimas. Taigi, 1978 antrasis jų bandymas, šįkart su 3 papildomu įgulos nariu. Šis papildymas ir tapo lemiamu. Pirmosios 4 kelionės dienos sėkmingos. Vyrai puikiai tvarkosi, oro sąlygos palankios, virš debesų grožis, dešrelės ir konservuotos sardinės. Štai rugpjūčio 16, likus vos dienai iki išsvajotojo tikslo,
Skrisdamas virš Atlanto vandenyno, oro balionas Double Eagle Second pakilo į rekordinį daugiau nei 24 tūkstančių pėdų, tai yra daugiau nei 7 km aukštį. Čia juos užklupo didžiulis šaltis. Ant milžiniško baliono apvalkalo pradėjo kauptis sunkus ledo sluoksnis. Saulei nusileidus, balione esančios helio dujos staiga atvėso ir susitraukė. Praradęs keliamąją galę ir slegiamas ledo, balionas pateko į šalto oro srovę ir pradėjo nekontroliuojamai smigti žemyn. Kritimas buvo toks staigus, kad įgula vos per trumpą laiką nukrito iki pavojingos kilometro aukščio ribos. Jie buvo per plauką nuo sudužimo. Kad išsigelbėtų ir palengvintų balioną, vyrai išmetė beveik viską, ką turėjo. Maisto atsargas, tas dešrelės, kurios liko nesuvalgytos, vandens talpas, sunkia įranga ir net atsarginius drabužius. Tačiau didžiausia auka teko Larry'ui Newmanui, naujokui. Jis į šią kelionę buvo pasiėmęs savo motorinį sklandytuvą, pakabintą po gondolą, kuriuo planavo įspūdingai atsikabinti ir nusileisti į Europą atskirai nuo pagrindinio baliono. Norint išgelbėti įgulos gyvybės, šį brangų sklandytuvą teko tiesiog paleisti į vandenį, į vandenyną, kaip kokį balastą. Visą tai padarius, balionas pagaliau nustojo kristi, dėl staigaus slėgio, šalčio ir drėgmės pokyčių visiškai sugedo baliono pagrindinė radio ryšio sistema. Įgula virš vandenyno liko visiškai akla ir kurčia. Jie negalėjo nei pranešti kranto tarnyboms, kad atskrenda, nei atsakyti, ar jie išgyveno ir nenukrito, nesimatė aplink jokių artėjančių laivų ir, žinoma, nebuvo kaip gauti tikslių navigacijos duomenų. Būtent tuo met ir pasireiškė trečio nario Larry'o Newmano svarba. Larry'is buvo ne tik entuziastingas sklandytojas, bet ir profesionalus aeronautikos inžinierius bei radio sistemų specialistas. Kol kiti du nariai kovojo su baliono stabilizavimu, Larry'is tiesioginė prasme pusiau pakibęs virš gondolos krašto, stingdančiame šaltyje, rankiniu būdu taisė radio aparatus. Naudodamasis primityviais įrankiais ir savo žiniomis, jis sugebėjo pataisyti sudegusias grandines, sujungti antenos jungtis ir vėl atkurti ryšį su skrydžio kontrolės centru bei navigaciniais palydovais. Kai radijas vėl suveikė žemėje, buvusi komanda išgirdo, kad įgula gyva ir skrydis tęsiasi. Šios inžinerinės sėkmės ir paukoto viso turto dėka balionas kitą dieną, tai yra rugpjūčio 17-ąją, sėkmingai pasiekė Prancūziją ir nusileido Miežių lauke netoli Paryžiaus. Amžiams įrašydamas šių drąsių vyrų pavardės į aviacijos istoriją. Čia yra faktas, kurį verta pabrėžti. Tai buvo ne pirmas, ne 10, o 17 žmogaus bandymas. Prieš šimtmetis kupinas nesėkmių, kelios dingusios be žinios įgulos ir absoliuti dauguma ekspertų sakysiu, kad tai yra neįmanoma. Svarbiausia, po pirmojo nesėkmingo bandymo mūsų herojai pasimokė ir pabandė dar kartą. Ir jiems pavyko. Tiek truko iki nesėkmės, bet dienos gale jiems pavyko. Štai tokia pirmoji šios dienos istorija. Na, o dabar pasižiūrėkite šį objektą. Nebejoju, kad žinot, kas tai. Jeigu paklaustumėt, kada atsirado kompaktiniai diskai, CD, dažnai išgirstumėt net labai tikslę datą, kad tai įvyko 1982 metų rugpjūčio 17 dieną. Pirmojo komercinio kompaktinio disko pagaminimo dieną. Na, toks tikslus apibrėžimas yra gana dviprasmiškas, nes ši data ir yra tiksli, bet čia ne viskas taip paprasta. Mat iki naujovės atsiradimo ant prekystalio buvo nueitas gana ilgas kelias.
Dar 1979 metais kompanijos Philips ir Sony susitarė kartu kurti naują skaitmeninio garso laikmeną. Jau po metų buvo suderinti ir pagrindiniai kompaktinių diskų techniniai standartai, o 1981 jau viešai pademonstruoti ir pirmieji naujosios technologijos diskai, lygiai taip kaip dabar padariau aš jums. Tarp ankstyvųjų eksperimentinių leidimų 1981 Richardo Strauso Alpių simfonija, atlikta Berlyno filharmonijos orkestro diriguojant Herbertui von Karajanui. Šis įrašas yra vienas pirmųjų kompaktinėje plokštelėje arba kompaktinėme diske, bet tai yra tik tai kompakto atsiradimo istorijos dalis. Įrašas yra, bet jis neskirtas masiniai prekybai. Todėl kai kurie šaltiniai, kaip pirmąjį įrašą kompaktiniu disko formatu, nurodo šį mano įvardintai ir iš esmės jie yra teisūs. Bet tai tik tai reklama ir demonstraciniais tikslais naudotas įrašas. O štai 1982 metų rugpjūčio 17 vakarų Vokietijoje Langenhageno gamykloje prie Hanoverio pradėta gaminti pirmoji komercinių kompaktinių diskų partija. Tarp jų ABBA albumas The Visitors. Čia istorija pasidaro labai įdomi. Jį fiksuojame, kad rugpjūčio 17 yra kompaktinio disko pagaminimo gimtadienis. O tada iš karto atsiranda kitas klausimas. O tai kada buvo parduotas pirmasis kompaktinis diskas? Gal tai būtų galima skaityti jo gimtadienio? Tai įvyko Japonijoje, kur prekyba kompaktiniais diskais rinkoje oficialiai startavo 1982 metų spalio 1 dieną. Ta diena pasirodė net 50 skirtingų leidinių kompaktinio disko formatu. Tarp jų, pavyzdžiui, toks garsus kompaktas Billy Joel albumas 52nd Street. Taigi turime mažiausiai 3 skirtingas gimimo datas, o ne vieną. Pirmoji, kai technologija buvo pademonstruota. Antroji, kai buvo pagamintas pirmasis komerciniai rinkai skirtas diskas. Na ir trečioji, kai jį buvo, kaip kompaktinė plokštelė, buvo parduota. Tai va taip ir mes istoriją mėgstame sutelkti į kokią nors vieną pasirinktą datą. Taip patogiau, taip lengviau atsiminti. Bet tiesa yra tai, kad kaip ir kompaktinis diskas, visokie įvykiai yra išdava ilgus metus kruopštaus ir sudėtingo darbo, o ne staiga per vieną dieną atsiradęs dalykas. Štai tokia istorija apie kompaktinį diską. Na ir nusikelkime šiek tiek toliau nuo Europos. 1945 metai. Rugpjūčio 15 Japonijos imperatorius Hirohito per radiją paskelbė apie Japonijos kapituliaciją antrajame pasauliniame kare. Tuo metu nedidelė Japonijos kariuomenės dalis dar yra Indonezijoje, okupuotoje Indonezijoje, bet jau neturinti jokio politinio pagrindo. Atsivėrė trumpas neapibrėžtas laikotarpis, kuriuo indoneziečių nacionalistai galėtų pasinaudoti ir paskelbti šalies nepriklausomybę. Šio nacionalinio išsivadavimo lyderiai Sukarnas ir Mohamedas Hatta dvejoja ir delsė. Ar verta daryti ir naudotis to galimybių lango? Jie laukia, kol visiškai bus aišku, kaip ten su ta Japonija. O štai to pačio judėjimo jaunieji atstovai nekantrauja. Jie tiek nekantrauja ir ragina savo vadovybę imtis kažkokių veiksmų, kad vieną popietę juos abu pagrobia ir išsiveža į savo stovyklą, kur, žinot, jie nebijodami jokių Japonijos kapituliacijos padarinių ragina savo lyderius imtis pagaliau Indonezijos nepriklausomybės klausimo. Taigi, pabendravę tą pavakarę, jie parveža juos į Džakartą,
tuos lyderius. Na, tikėdamėsi, kad jiem pavyko įtikinti, imtis nors kažkokių veiksmų. Taigi tą naktį, tą pačią naktį, iš rugpjūčio 16 į 17 nacionalinio judėjimo lyderiai Sukarnas, Chata ir visa likusi vadovybė atvyksta į Japonijos karinių jūrų laivyno kontradmirolo Tadashi Maedos rezidenciją. Kodėl būtent ten? Maeda, pasirodo, buvo slaptas Indonezijos nacionalinio išsivadavimo rėmėjas ir simpatizavo Indonezijos judėjimui ir žmonėms. Tad jis per savo bičiulius ir pasiūlė, kad atvykite į mano namus slaptam susitikimui. Juk Japonijos okupacinės valdžios karininko namai ideali priedanga, jeigu kas dar bandytų šniukštinėti arba kaip nors, sakykime, įtakoti vieną ar kitą išsivadavimo, susibėgimo procesą. Žodžiu, ten tą naktį po ilgo pastarimo buvo suformuotas nepriklausomybės deklaracijos tekstas. Sukarnas jį parašė ranka. Vėliau Sajuti Melikas tekstą perrašė spausdinimo mašinėle. Ir čia dar viena labai svarbi detalė, kuris skamba kaip iš filmo. Spausdinimo mašinėlė nebuvo nei Maedos, nei atsinešta mūsų suokalbininkų. Ji skubotai tą naktį buvo surasta kažkur netolies admirolo namų. Kitais žodžiais tariant, jinai buvo atvežta tiesiai iš Vokietijos karinio jūrų laivyno atstovybės Džakartoje. Taigi dokumentas, kurio turėjo būti paskelbta Indonezijos nepriklausomybė, buvo parašytas ranka svetimame name ir perrašytas svetima mašinėlė. Įdomu tai, kad pats deklaracijos tekstas buvo neįprastai trumpas. Jame 2 pagrindiniai sakiniai. Pirmuoju skelbiama, kad Indonezijos tauta skelbia savo nepriklausomybę, o antruoju nurodoma, kad su valdžios perdavimu susiję klausimai bus tvarkyti kaip galima greičiau ir kruopščiau. Kitais žodžiais, dirbam ties to klausimu. Jokio manifesto, jokio politinio pareiškimo ir ceremonialaus teksto ateities kartoms. Skelbiam ir dirbam. 1945 m. rugpjūčio 17 Sukarnas savo namuose 10 val. Ryto perskaito šią deklaraciją ir kai iškeliama rankomis susiūta raudonai balta Indonezijos vėliava, sugėdamas jos himnas, taip Indonezija skelbia savo nepriklausomybę. Ir čia svarbu nepainioti deklaracijos paskelbimo su pačios valstybės realiu atsiradimu. Dar laukia ilga ir nuožmi ginklu ir politika paremta kova su Indonezijon grįžusiais olandais. Todėl nepriklausomybė tarptautiniu mastu galutinai pripažinta tik 1949-aisiais. Būtų klaida manyti, kad dideliems darbams nereikia pasiruošimo. Bet Indonezijos nepriklausomybė juk neatsirado iš niekur. Ar iš kelių dienų intensyvaus darbo, pradedant pagrobimais ir vėliavos siuvimu. Ne. Pats įvykis duoda iš tiesų tokią gerą pamoką, kad kartais būna akimirkų, kai negalima laukti idealių sąlygų, reikia tik apsispręsti ir veikti, nedelsiant, čia ir dabar. Tai štai, bičiuliai, 3 istorijos. Rugpjūčio 17. 3 skirtingi amžiais. Balionas, kompaktinis diskas ir nepriklausomybės skelbimas. Žinot, šiam rytui svarbiausia mintis turbūt būtų tokia. Juk niekam šiam gyvenime, šioje žemėje nebūna idealių sąlygų. Net jei matom galimybių langą, atrodytų, kad reikia ruoštis, reikia dar padaryti kažką, nueiti ekstra mylę. Ne. Reikia veikti čia ir dabar, pasitikėti aukščiausiųjų ir savo sveikų protų. Nes nežiūrėti nieką. Viskas bus gerai,
jeigu tik tai to imtis. Ačiū, kad buvot kartu. Aš Giedrius Ledas. Pasimatykime rytoj 7:30 čia mano kanale, kaip ir kiekvieną darbo dieną. Geros dienos. Sudiev.